Nu, savanorystė, tai kažko norėti savo. Tai savo galima norėti, pavyzdžiui, ko? Nu, gero gyvenimo, darbo, ten sveikatos, daug ko galima norėti, bet tai yra ir pagal galimybės ir... Sveikatos, darbo, pinigų. Taip, ko reikia, kad gyventum žmogus ir jaustumės gerai. Tai jeigu žmogus viso to nenori, tai jis tada nesavanoris. Tai tikriausiai, nes reikia pradėti turbūt nuo savęs. Paradoksalu, bet savanoriai yra ir savanaudžiai, nes darydamas gerą kitiem, tai visų pirma darai gerą savo. Ir daug ir tyrimų yra, kad būtent jeigu darai kažką tai dėl kitų, tai ir jautiesi laimingas. Tai irgi labai rimta veikla, kuri yra skatinama labai visoje Europos Sąjungoje, pas mus tai, sakykime, tik tais pati pradžia. Na, iš tiesų, netgi 2011 metai buvo paskelbti savanorystės metais, pripažįstant tą naudą visuomenė ir ekonomikai, kurią teikia savanoriai. Yra paskaičiuota, kad savanoriškas darbas sukuria nuo 0,5 iki 3% kiekvienos šalies bendrojo vidaus produkto. Savanoriaut gali pas save daržė, gali savanorius būti. O galima savanoriauti, tarkim, kitose Europos Sąjungos šalyse? Nemanau, tenai vergauju, tarnauju. Na, jeigu žiūrėtume apie apibrėžimą, ką laikome savanorystę, tai jeigu darome savo darže, savo namuose, tai nelaikoma iš tikrųjų savanoriavimu. Savanoriavimas iš tikrųjų, kai darai kažką tai naudingo bendruomenė arba visuomeniai. Ir Europos Sąjungos programos, Europos savanorystės tarnyba suteikia galimybę savanoriauti kitoje Europos Sąjungos šalyje. Savanorystė? Nu tikrai pats nori. Ko? Ką žinau, ko. Tai jau jūs ko nors norit? Tokio nėra, kad nieko nenorėtų. Tai ko jūs norėtumėte? Kad geriau būtų. Tai jūs irgi savanoris? Tuchai. Na, tas norėjimas geriau yra turbūt savanorio tikslas. Jam svarbu, kad būtų geriau, kad būtų pasirūpinta pažeidžiamais visuomenės nariais, ar vaikais, ar seneliais, ar neįgaliaisiais. Savanoriai atlieka aplinkosaugos darbus ir prižiūri gyvūnus, taip toliau. Tai iš tikrųjų savanoriai nori, kad būtų geriau. Eina, tarnauja, savanorių viską ką daro. O tarnauja kam? Tėvynei. Tai čia... Savanoriai, kur eina, Su ginklais? Taip. Krašto apsauga labai tokia specifinė sritis. Jeigu kalbame apie Europos Sąjungos savanoriavimo programas, tai visų pirma kalbame apie tam tikrą neformalų ugdymą. Tai reiškia, kad žmogus, jaunas žmogus, gali išmokti tam tikrų įgūdžių, reiškia, savo norų dirbdamas kitoje valstybėje. Savanorystė. Nu, savanoriškai kažkaip pasilgi, pats esi savanoriškai, eini kažkokį tai susitikimą, į susitikimą su kažkuo tai, į pagalbą savanoriškai. Kai kalbame apie savanorystę, tai iš tikrųjų dažnai kalbame ne apie vienkartinį aktą, o kaip apie tam tikrą savanorišką darbą. Tai paprastai žmonės įsipareigoja bent keletui mėnesių, kartais ir keletui metų tą darbą atlikti. Šiaip Graikija tai nesiruošiu važiuoti, tai ten kalbą reikia mokėti, manau, kad savanoriauti. Čia Anglijoje gal labiau galima, kur ten angliškai vis tiek. Jei kalbame apie Europos savanorių tarnybą, tai viena iš šios programos sudėtinių dalių yra būtent galimybė išmokti kalbą kitoje šalyje. Ir išvažiuodamas žmogus, tarkim, į Graikiją, neprivalo mokėti graikų kalbos, o ten atvykęs jau gali lankyti intensyvius kalbos kursus.